Kažkada galvojau, kad stoviu aukščiau už kitus. Tarsi nuo kalno viršūnės stebėjau pasaulį, žmonės, jų klaidas, jų gyvenimus. Vertinau, svarsčiau, teisiau. Kaip aš klydau, tuomet man atrodė, kad būti stipresniam reiškia būti geresniam, kad tylintis yra silpni, o abejojantis kvaili. Nemačiau, kad mano panieka pjaustė žmonės tyliai, bet skaudžiai. Žodžiai kaip ledas, šalti, aštrus ir jie palieka randus. Ir tada, vieną dieną, viskas pasikeitė, lyg kažkas iš po kojų ištraukė žemę. Tie, kuriuos laikiau menkaverčiais, ėmė tolti. Tie, kuriuos užgodžiau savo pasididžiavimu, daugiau negrįžo. Liko tyla, vienatvė. Veidrodis, kuris neberodė pranašo, o tik paprastą pažeidžiamą žmogų. Ir štai dabar, kai esu žemiausiame taške, kai visas mano aukštumas sudaužė pats gyvenimas, tik dabar supratau. Tikras žmogaus ūgis nematuojamas iš viršaus. Jis matuojamas širdimi, atjauta, nuoširdumu. Aš gailiuosi už kiekvieną žvilgsnį iš aukšto, už kiekvieną žodį, kuris žemino kitą, už tai, kad pamiršau būti žmogumi tarp žmonių. Ir nors laikas atgal negrįžta, aš tikiu, dar galiu pasikeisti. Galbūt šis kritimas buvo būtinas, kad suprasčiau, kad kartais reikia labai žemai nukristi, kad pirmą kartą aiškiai pamatytum save. Real Dreams.